Nu tai kodėl tu jo? Tai biškį lėčiau iš anksto. Ir važiuok. Turi iš anksto darytis. Berniukai atvažiuoja ir tu nežiūri ir atvažiuoji. Toks vaizdas, kad tu juos nori nuskriausti. Tai iš toliau, nes jie tau pastabų gaziukas, kai nieko nėra, tada mes iš anksto žiūrėk ir mažinį greitį, nes jau lapkritis pašalimų bus, tai čia bus vaizdų apie savaitės. Pagrindinių čia mes bus lygis. Toksai tave irgi biškį taip, čia tie trolikai, kad neišlystų. O nieks čia neišlindo. Mes dabar ten tiesiai važiuosim. Tiesiai. Va, super. Matai, kaip lėtai priartėja ir dairosi, o ne taip, kad lekia ir nežiūri. Bet perėjau, tik tai yra ten mokykla, yra darželis, turgelis ten būna kažkoks tai kažkuriam tai dienam. Čia nėra. Viskas tvarkoja. Čia viena kažkokia mokykla, paskiau ten kita kažkokia darželis. Ir biškį laikykimės, o taip, kad tau nebūtum fizinio tarpo dešiniai pusiai. Nes jeigu labai plačiai, virš metro pusantro, jau tada kiša nosį koks mažiukas. Tai žinai, jeigu nori lenkti, kad lenktų iš tos pusės. Nes kaip platesnė juosta, tai turim vis tiek laikytis truputėlį dešinės. Šviesoforo reguliuojamai sankryžai suksime į dešinę.
labai reikia stebėti, nes čia Juozapavičiaus pasižymė tom perėjom plati gatvė ir reikia iš toli apsižiūrinėti kelis kartus. Aha, ir aš važiuoju. Jisai nuvažiavo, bet jo, telpa gerai tada. Bet taip kartais nebūna tų nišų, tai reikia. Kokio kilometro į dešinę link geležinkelio stoties ir po to Vytauto prospekto važiuosim. Gerai. Biškį galima čiut, va, jeigu čia viskas. Va, šitaip gerai.
irgi jeigu rodys iniciatyvą, taip žiūrėsim, jis turėtų biškį arčiau prikišt nosytę, va rodo iniciatyvą ir jį leidžia. Toksai, žinai. Tai irgi reikia matyti, jeigu va prie mūsų čia tas atitiktų, tai mes draugiškai leistume. Jau ten bus tik tai įdomiai sužymėta eismo juostos, jos truputėlį pasisuks ten kažkaip salelė autobusam, ar ten tiesiog užbrūkšniuota palikta dešiniai ir gausis ten toks apvažiavimas iš kairės, bet po to į dešinę. O po to geriau bus iš dešinės, tai gal grįžtam dar už to remontininko. O, dešinės nejuostėlė. Nes ten leidžia abiem, bet antra, jinai turi į antrą papult ir ten gaunasi, kad eismas didelis, o pirma turi papildomą juostą. Tai be sustojimo ten paprastai pavyksta įsėlinti. Bet irgi reikia žiūrėti, jeigu jie nori lygiuotis pagrindiniam kely, tai jie pirmumą turi. Jau čia biškį lėčiau, kad ir pėsčiuosius pamatytum, čia ta linija tokia. Ir va mūsų, matai, papildoma net su linija užbrėžta ir ten net bortelis. Tai. O po to reikiuosimės į kairę, tai jau dabar rodi kairė ir jeigu bus galimybė, va biškį greitėdama, po šito greitėdama ir dar vieną juostytę ir jau dabar lėtėdama. Va. Nu tai va, eigoje mums reikia mokėti, žinai, stabdžiukas, nes raudonas. Va. Tai čia galima iš dviejų sukt, nu tai gal ir tos užtektų, bet paskiau ten maršrutinio bus juosta. Tai mes jau šitą kraštinę persikėm ir iš toli, kai nematai kokiam nežinomoj vietoj, tai už kraštinės tada. Taip, va. Nes čia dar nėra informacijos, kad ten papuolį į maršrutinę va dešinesnę juostą važiuodamas. Bet fiziškai problemos nėra, įvažiuoji, pamatai, kad ten maršrutinę, rodai posūkį ir išvažiuoji iš jos, kada laisva. O pėstieji čia turi būti per požeminę eiti, bet irgi reikia būti budriem, kartais kas nors bėga per viršų. Tai reikia žiūrėti, nes žydėjų. Nu va, kažkaip ilgiau mes paskui čia juos, kad neužlauktų. Šiandien įlui dega. Stipriau nemėgok, nes čia jeigu per geltoną važiuoji, tai fotografuoja. Gerai. O dabar tiesiai čia porą kilometrų iki
Ir čia pro autobusų stoti, pro geležinkelį labai bėgioja žmonės, kur reikia ir kur nereikia. Tai varai pagal save, žinai? Jo. Gerai. Gaziuko truputėlį, nieks nebėgioja. Puiku, viskas čia okei. Pasitiksinsiu, pro Kęstučio sakė. Jo, tai čia tiesiai dar važiuojam Vytauto prospektui, dar 1,5 kilometro. Nieks nebėgioja, šaunu. Su vienu mokinė susitikau. Sakau, kaip sekasi, tai sako, baudą sumokėjau, tai sakau, už ką? Tai va čia bėgo per gatvę, ne su mašina, žinai, važiavo. Ai, bet kaip pėsčioji. Dirba kažkur tai pėsčioji, nevažiuodamas. Čia kaip ir Donelaičio gatvėj labai mėgsta. Jo, yra vietų, biškį didesnį lankelį, ten autobusas kažkoks. Va. Ir tada vat už trečias šviesoforas bus į kairę. Čia va tai net negalima, nes čia yra vienpusis. Ir rodiklytė rodo, kad tik tiesiai. Ir ten plyta. Vėlgi. Ten irgi. Jo, ten irgi negalima. Miško gatvėje tik tai tiesiai negalima į kairę sukti. Irgi ten plyta yra ir čia rodiklė. O va tai jau Kęstučio galima bus. Mums reikia atitinkamą juostą, tai suksim į kairę. Nu, tai čia rodiklė, tai priešai nevažiuos ir pėstieji neturėtų eiti, pažiūrėsim. Ir ten kairesne reikia sukti, nes ten irgi papuolė į maršrutką, jeigu dešinėsne važiuoji, tai va jau čia dabar matosi, kad va čia ta teta norėjo eiti, bet susidrausmino. Ir čia tokia va siaura juostelė. Jo, šita siaura labai. Taip, važiuosim gražiai, kad neužkliudyti. Niekas nepažeidėjų nėra, viskas okei, biškį dar 5 kilometrus tada. Tiesiai per šitą šviesoforą, o kitas bus į dešinę Maironio. Gerai. Ai, tai reikės persiūti. Jo, bet čia dar biškį atlikim, čia va dar tai. Jo, gerai. Ten labai bėgioja per Daukanto. Yra pėsčiųjų perėja. Šviesoforą reguliuojama, bet mėgsta žmonės eiti per raudoną. Vienas bėga apsidairęs, o kitas iš paskos nepasižiūrėjęs eina per raudoną, galvoja, kad jau užsidegė leidžiamas šviesoforo signalas. Tai va, nėra pažeidėjų. Gerai, nėra. Ir dabar už 200 metrų suksime dešinį. Labai gerai. Va, teisingai. Šviesoforai reguliavimo sankryžoj suksim į dešinę. Dabar pabaigim daronas. Vakariai raudonas, tai dar tie nevažiuoja. Vokas, taigi. O čia jau greitis, tai aišku, turi būti nedidelis. Ten kažkoks gal ir buvo pribojimas. Bet šičia ant kelio yra 30. Jo, nu tai va, 30. Bet ir čia net be to apribojimo jau matosi, kad čia tokia vietelė, kur nereikia lėkti. O čia dar lėčiau, nes rodo 20 ir dar žiūrėtų dviratininkų labai truputį lėčiau, nes dviratininkai, žinai, kartais atlėkia. O, tavo pėsčiukų nėra, dviračių nėra. Ir šviesoforo reguliuojamai sankryžoj suksim į kairę. Tave mato jau gerai.
Tai dabar, kai žalią gausi, koks tavo planas? Kai gausiu žalę, žiūrėti ar iš priešais neatvažiuoja. Teisingai, va. Nes čia taip, žinai, vieni suka, kiti tiesiai lekia ir mes neturim Jo. informacijos, kurią juostą jie lėks tiesiai. Jo. Tai turim mes abidvi žiūrėti, būna ir pažeidėjai, ne tą nulekia, tai šiandien irgi neatsimenu, kurią ten leidžiama tiesiai jam yra. Tai išsėlinsim kažkiek tai ir matysim, kai. Nu, va, taip. Tai jeigu paskubėtume, tai dar jis toli. Pirmąjį jam leidžiama, tai tiesiai važiuot, va. Gerai. Dabar čia mes iki